Keliauju su šlepetėmis. Nusižeminki vaikė brangus. Žvalganto. Vasario mėnesis, pradžia vasario. Tarpeklis tikrai labai įspūdingas. Bet va dar viduj žieduko yra dar žiedukai. Galima eiti iš vienos arba kitos pusės. Lašas po lašo ir arka iš tašo. Šitoj kelioniai noriu pristatyti ir nekilnojamo turto pavyzdžių. Aš užsisakiau 8 kojį. Tai jinai dabar vargsta su jais. Kelias išmintas, belieka tik nueiti. Kaip tie barsukai visur pralenda? Kvapo jokio. Šiuo atveju mes pažintinę kelionę einam. Priėjom kryžkelę. Tarpeklyje, kur stovi įspūdingi griuvėsiai, šiandien važiuojame į Garačiko miestelį serpantininiu keliu per kalnus ir po to dar turėsime nuostabų laiką su draugais. Keliausime vieną labai gražią trasą, apie ją ten ir papasakosim. Važiuosim pro Maskos tarpeklį, pro Maskos kaimelį prasuksim taip pat. Žvalganto. Norėjau pasižiūrėti šito aukščio. Tai po kairiai būtų Los Gigantės kalnai. Iš kito šono visiškai keistai kitaip atrodo. O tai dar mes čia Maskos net neprivažiavom. Oho, tai kiek čia tų tarpeklių. Tai Maska kaimelis, tai buvo atrastas iš viso labai nesenai, kai jau kažkas netyčia perėjo kalnus ir rado, kad čia gyvena žmonės. Tada jau buvo nutiesti keliai, prasidėjo turistų bumas į šitą tarpeklį. Pirmiausia, tai čia buvo įsikūrę piratai, jiem buvo labai patogu, jie atplaukdavo laivais iki šito tarpeklio ir čia gyveno. Ir turbūt palikuonys ir buvo likę čia gyventi po to. Čia prasilenkimas su mašinom toks ankštas. Tai dar gerai, kad dar nesutikom autobuso. Nes čia ir autobusai veža turistus, dideli autobusai turistiniai. Pirmą kartą, kai mes važiavom į šitą tarpeklį, mes juo ėjom iki pat jūros. Tai važiavom su taksi. Taksi mus atvežė iki miestelio, nusileidom iki jūros. Tarpeklis tikrai labai įspūdingas ir tada laivu parplaukėm į Los Gigantės. Dabar, kiek žinau, tokių turų jau nebėra, gal jie tvarko uostą, gal šis tarpeklis buvo uždarytas ilgą laiką, nes tai buvo griūtis kažkokia. Ir dabar, kiek žinau, leidžia žmonės jau eiti, bet reikia būtinai registruotis. Ir tu negali laivu parplaukti, tu turi pėsčiomis taip pat grįžti į Maską kaimelį. Taip važiuoji ir nežinai, kas tavęs laukia už posūkio. Važiuojam į Maską kaimelį jau. Mes čia nesustosim, nes čia labai limituotas parkingas ir jisai jau pilnas. Ir dabar žiūrėsim, kur šitas kelias mus išves. Link Garačiko. Aišku, Garačiko liks biški mums dešiniau. Čia nebuvę jau. Maską pravažiavom. Čia buvo mums baisus keliai, čia niekada su mašina nedrįsom važiuoti, nes čia ne greitkelis, o serpantinai. Bet dabar, trečią kartą būdami jau Tenerifėj, labai gera mašina, važiuojam savo ramiai. Tu matai kokį juostą, čia kalnų tokie lavos padaryta. Čia visur irgi terasuota. Kaip gražiai matyti teidė. Jo, tikrai teidė matosi. Tai ką, matome nameliai šalia kalno, lavos suplyšus kažkokiais tai būdais keliantis žemiai. Dabar saugiai, ramiai, ten įsikūrę nameliai, turbūt ten jauku ir užuvyje. Užvažiuojam į kaimo gatvelę, kur turistai nevažinėja. Va, matom vietinių daržus, jau čia tikrai ne turizmo zona. Galim pasimėgauti tikrai neturistams sukurta, o kaip gyvena patys vietiniai. Atbaido tie buteliai gal balti kokius tai vabzdžius. Tai ten buvo tiesiai, bet ten tik autobuso. Tai čia buvo... Ten yra kas nueiti. Dabar atvažiavom į patį vakarinį Tenerifės kraštą.
kitoje pusėje Los Gigančių uolų. Ten yra labai gražus viewpointas, pasižiūrėt. Ten kalnuose matosi kelias, bet mašinom negalima važiuoti ten. Nu jau čia jausmas, tai pažiūrėk į tenai. Labai jau rūpėtų nueiti iki to viewpoint, ten labai gražus vaizdas ir jausmas, kad tu jau toliau negali patekti iš šitos būtent pusės Garačiko. Toliausias kraštas. Viskas. Toliau nėra prieimo. Vaizdą palikę, kad galėtum džiaugtis. Kaip fainai, tai tu duodi to per barankas to vaizdo kažkaip. 9 laipsnių kampučių. Gal ir ne. Labai apšviečia saulė ir čia jis ilgas. Nu. Jis pradingas, tai nežinau. Kažkokia eisim trasa, galima eiti iš vienos arba kitos pusės. Ir čia yra kažkoks tai Playa de los Roques. Tai čia kažkokių vatų akmenų pliažas. Jo, pažiūrėsim, kaip visi neleistinoj vietoje lipa į apačią. Būtinai šitą ženklą pasižiūrim. Stasys sako, mes žiūrim į šitą ženklą. Turėtų būti labai graži trasa, tai mes nuspręsim, ar tikrai. Čia fotografija dėja rado tik tai statybininkus, kuriuos norėjo fotografuoti. Tai jinai dabar vargsta su jais, nes niekaip nepriprašo jų atsistoti ten, kur yra gražus vaizdas. Tai va tokios problemos su tais statybininkais būna kartais. Jiems vis tiek svarbiausia pirma aptarti, iš ko tas, kas čia per medis, kodėl jisai toks stambus. Menas skirstosi kaip? Plačiai. Šiuo atveju statybininko to staliaus darbas irgi plačiai skirstosi. Tai va čia yra pats paprasčiausias. Davė statybinės medžiagos ir padaryk ką nors. Ir jis padarė vieną laiptą užlipti ir vieną suolą atsisėsti. Paprastai, kaip vandens lašas. Jis paprastas. Va taip mes įvardinam šitą meną. Tai mums čia? Taip, ten. Pradžiai nusižeminti. Kelias išmintas, belieka tik nueiti. Čia pro kokį tiltuką jūs praėjot, nematėjai. Čia gali fotkintis. Tai jeigu taip mes prie kiekvieno akmens fotkinsimės, tai mes čia iki rydienos nenuveisim. Kaip tie barsukai visur pralenda? Tu įsivaizduok. Atsargiai, čia yra akis, žiūrėkit. Hibido tai yra vardas, jo? Reikia paklausti, ar praeisim. Mums svarbiausia, ar praeisim. O, čia dar apačioj, ne šitie? Kokie urvai. Kaip taip iškapuoti, a? Kaip atvidurį išmušti? Atrodo pats stipriausias. Ne? Dar salos skylė. Jo, pats stipriausias gabalas ir jisai tarsi laivui priparkuot buvo, ne? Vangelės garsas koks. Duoda. Į tą olą. Taip, po 2.15 išėjom trasa ir mes ją tęsim. Labai sėkmingai, aš sakyčiau. Jeigu mes taip pasimėgaujant, 1,5 valandos, tai čia oficialiai į vieną pusę. O neoficialiai mes savo standartus čia įgyvendinsim. Turistinė kelionė turi būti pasimėgavimas. Ar visi sutinka? Ar šiuo atveju mes pažintinę kelionę einam? Pažintinę. Pataisė mane. Dar sakalėlis skraido viršui. Džiunglės. Darogos yra. Virš galvos. Nice.
Čia atsargiai nesusiplėšykit. Legaliai galim dabar eiti. Mes dabar turim nueiti ir paskui grįšim. Kaktusiukai. Nu ką, paliekam džiunglės? Kas kvepia, ne? Lašas po lašo ir akmenį pratašo. Šiuo atveju lašas po lašo ir arką ištašo. Ir yra ženkliukai, viskas. Soliukai pasėdėt, bananą suvalgyt. Čia už posūkio mes turim vaizdus. Ką reiškia posakis namas ant uolos? Kur tu? Sustingusi. Kieta. Vau, čia. Tai kai toksai. Kietums. Atrodo kaip padarytas. Ne, siena, pusiau. Gali būt, kad čia kažkas ir gyvena. Užsitveri čia ir viskas. Palenkt galvą, dar kartą nusižeminti. Nusižeminti vėl reikia. Nusižeminki, vaikė brangus, ir atsivers dangus. O. Kvapo jokio. Nors? Neragaustasi. Neragaut, bet kvapą žinai, ką užneša? Į žalią kukurūzą. Labai minkšta buvo. Kauliukai, jo? Jo, kalota. Labai nustebau ir labai apsidžiaugiu pamačiusi frangipanį, va ten ta gėlytės. O čia yra bugamvilėjos, jos yra įvairiausių spalvų. Čia jie augina kaip krūmus, kaip medžius, kaip ką nori. Ir aš jas auginu ir jos irgi žydė pas mus vasarą lauke, žiemą namie. Labai gražios gėlės, visokių spalvų, tiesiog jos yra kažkas tai stebuklingo. Nu, va čia kitokios spalvos bugamvilėjos. Ir jų vat labai įdomiai, kad tokie tie žiedukai atrodo kaip lapukai, bet va dar viduj žieduko yra dar žiedukai. Va, tarkim, va tas, ne, va tai toksai jisai kaip tokiom ilgom šakom, o jeigu tu jas apgeniesi, tai tada jisai to nutankėja ir toksai būna super labai. Čia apsauginis krūmas, spygliuota viela, pas juos taip, atrodo spygliuotos tvoros, o čia drakono medis. Šitoj kelioniai noriu pristatyti ir nekilnojamo turto pavyzdžių, nekilnojamo turto kainų. O štai prašom vienas iš šitos arkytės. Tai yra vieno kambario būtai. Vienas bedrumas, vienas bafrumas, 45 kvadratų. Vat jum, tai, o svarbiausia kaina, 95 000 eurų. Nu, koks gražuolis. Tikras kaimas, katiniukas nuėjo, gaidžiukas. Ar jis mėgaujasi vaizdu į vandenyną? Žiūrėk, labai ramiai savo, taip, grakščiai eina. Elegantiškai. Ir spalva kokia, žiūrėk, toks į žalsvumą, ne? Kiek auksinis. Oho, vaizdelis. Namiukai su vaizdu į vandenyną. Atrodo kaip gražus namas, šiuolaikiniai namai taip neatrodo. Seniau vandentiekio bokštas gražiau atrodė. La Gordejuela. Tai miestelis Ispanijoje, pavardė ir griuvėsiai Tenerifėje. Visai įmanoma, kad jie susiję. Mat vandens kėlimo stotis, kurią dabar matome, vadinama žmogaus Juan de Gordejuela y Mesa vardu ir labai tikėtina, kad tas garbingas ponas ar jo protėviai atkeliavo būtent iš ten, Baskų žemės, ir įsigiję šią vietovę Tenerifėje, davė jai savo gimtinės vardą. Tarpeklyje, kur stovi įspūdingieji griuvėsiai, iš uolų sunkėsi vandens šaltiniai. Vienas tų šaltinių tekėjo aukščiau ir jo vanduo suko Gordejuelos vandens malūno girnas. Turtingai Hamiltonų šeimai jau nuo 18 amžiaus plėtojusiai įvairius verslus Tenerifėje, kilo mintis surinkti vandenį, užkelti jį 270 metrų aukštyn ir parduoti ūkininkams.
Beje, tas vanduo ir dabar yra kaupiamas saugykloje šalia griuvėsių ir keliamas aukštyn. Bet šį darbą naktį, kai energija pigesnė, atlieka elektros varikliai, o ne garo mašina. Per nepilnus 2 metus, 1903 metais, buvo įgyvendintas grandiozinis projektas, žavėjęs ir stebinęs salos gyventojus. Pirmoji saloje garo mašina su 43 metrų aukščio kaminu. Tai didžiausias tuo metu salos pastatas, 5 aukštų vandens kėlimo stotis Tarpeklyje, kurios griuvėsiais iki šiol grožimės. 2 kilometrai geležinio vamzdyno, 12 000 kubinių metrų vandens saugykla ir 12 km ilgio akvedukas gabenės vandenį Orotavo slėnio ūkininkams. Visa tai atsėjo 1 milijoną pesetų. Palyginimui už tokią sumą buvo nutiesiama maždaug 20 km greitkelio su tiltais, viadukais, atraminamomis sienomis ir visokiausiomis nenumatytomis išlaidomis. Kairėje pusėje matome buvusį darbininkų bendrabutį. Dabar jisai perdarytas į svečių namus. Truputėlį dešiniau buvo katilinė, garo variklis ir kaminas, o dar aukščiau Gordejuela vandens malūnas, o ten toli, kur palmių sodas, Los Relejos kyšulys ir Rambla de Castro, buvusiame dvare įrengtas parkas. Sargiai galvas lenkit. Šiandien šalmų nedavė niekas. Man baisiau pats tas gabalas, negu ta. Žiūrėkit, jis trūkęs jau. Eina savo. Taigi matome vietinių gyventojų darželius, bulvytės pasisodinę, vadinamas ispaniškai papas aragadas. Nu ir kaip, moka ispanai augint bulves, parodysim tėvam. Va, žiūrėkit, mama, tėtė, apkaupę vasario mėnesis, pradžia vasario. Viskas išdygė, nu kiek jam dabar čia yra? 2 savaitės, mėnesis? Va, saugina, tai jie turi per metus 4 derlius bulvių, nes šilta visus metus. Ir jie tą progą. Kokie gražus laiptai. Nerealiai. Nu, kaip karalienės. Vaizdą užstojo. Palmės. Taip gražiai buvo susodintas. Priekyje matome, eina mūsų kelionių vadovė su labai gražiai plevėsuojančia kelionių apranga. Jos kelionėse tik tokia apranga. Tai sektų tai. Taip, ir dar vieną detalę pristatysiu. Jos kompanija vadinasi Keliauju su šlepetėmis. O kodėl? Už tai, kad labai patogia avalynė. Čia Arūno Zakio moteriška versija. Būtinai turi būti padas kietas. Jeigu žmogus atvažiuoja pasiklysti. Tarp kitko, datulės skonio biški yra, bet kauliukas didesnis už vaisių. Jūs viską ragaujat, ką sutinkat kely? Bloga būna, sakė. Priėjom kryžkelę. Lakasoną mes einam, aš kiek suprantu. O čia parkas prasidėjo jau? Labai jau. Čia panašu. Žalia. Kopūstai vati. Betankūro ir Castro šeimos buvo labai intelektualios elitinės šeimos Tenerifėje. Ir vienas iš jų buvo labai toksai žymus Augustinas de Bethencourtas, inžinierius, architektas ir esės rašė, kuris leisdavo savo vaikystės vasaras ir šitam Lekasona miestelėje ir tapo direktoriumi inžinierių instituto rusų imperatoriaus Aleksandro I kažkokius ten kort, tai, kiemuose tuose. Tai va čia jisai va taip atrodė. Ir va kaip tie sodai atrodė. Tada tai čia vynuogynai buvo, dabar palmynai. O šitas va apačioj, tai nuo piratų atsišaudyti buvo padarytas šitos patrankos. 1808 metai. San Fernando. Čia kokios gražios palmės. Varom ieškot
paplūdimio. Skaičiau, kad čia buvo labai rich vandeniu. Dar baseinai buvo. Irgi upelis ištekami, tai? Jo, ten waterfall už kampo. Labai gražus takelis. Zigzaginis. Su palmėm. Kiek darbo įdėti. Daryti nusileidimą žemyn. O, keltukas. O, ir vandenukas bėga. Ką tik buvom ant to keltuko. Ir jau mes beveik nulipom. Akmenukai dideli. Ten bėga kitas krioklis. Žvejai gal su tokiais kombinzonais, bet tai varo į priekį elektrinis variklis. Galvau, kad... Atrodė, kad ir esi, bet... Ne, stovi jie ten. Į jūrą ir išplaukė, žinau. Ne. Nuvaro į tolinį. Rekomenduotas restoranas Los Pinos. Ne tokia senovinė, tokia zabigal. Giedrius užsisakė anžarijų kepinto tuno, o aš užsisakiau aštuonkojį. Šiandien buvo smagi kelionė. Aišku, jinai buvo sunki po vakarykščio pasivaikščiojimo, labai sunki. Aišku, daug kur nespėjom į miestelį. Į šį miestelį, kurį labai senai norėjom papulti, atvažiavom jau saulei leidžiantis ir dar visą dieną esam nevalgę, tai pirmiausia atėjom į restoranėlį, pavalgysim ir tada dar, jau kaip gausis patamsi, biškį pavaikščiosim po miestelį. Žinok, žalias. Jis tik paviršiai. Žalias. Sukam į džiunglės, jei nepasiklysim. 150 bananų ant vienos kekės. Labai šti bananai tokie tikri. Atvažiavom pavalgyti egzotinę vietą. Tai va, skanaus. Bananas išgeria 25 litrus vandens. Oh my god. Turi 5 milijonus svečių per metus. 19 000. Skrudžiai svetimus pinigus. Babcia, mama, surka. Pats laikas maudytis. Kai būsit, užšokit.